Jei, sveiki visi, čia aš Fuks pagaliau ir kaip matote darome dar vieną video, bet kadangi, galiu pasakyti, gan senai tikrai nedariau kažkokio video ir kaip matote surinkau 500 subscriberių, dabar jau yra, apytiksliai sakykim, dabar yra daugiau negu 500, bet vis tiek. Ir dar kadangi žinoma gimtadienis dar yra, tai būtent kovo 14, tai dar nusprendžiau ir padaryti tokį special video jums ir pačiam savo. Tuom, kad darysim man TF2 tokį mažą unboxing. 10 raktų, kaip matote, ir buvau biškai pasirinkęs tokių, biškai pasižiūrėjau. Ir šiandien unboxinsime biškai 47 kreitus, kaip galima sakyti. Visada norėjau gauti Professional Panama. Ne iš kažko nusipirkti už 1,3, bet tiesiog jį unboxinti man. Patik, kad visai neblogai būtų. Ir dar atrodo 56. Ne, jeigu unboxinsiu iš Cam 7 kažkurį... Tai pažiūrėsim. Šitą čia. Jeigu unboxinsiu kažkurį Professional Panama, jaučiu pakeisiu būtinai kažkokį kitą Cam 6 kreitą, dar kažką. Po Cam 7, jeigu nieko negausiu tikriausiai gerą, eisiu iki 27, o ką visi daugiausiai žinote, kad kuo senesnis kreitas, to yra visas geriau, ne, to brangesni itemai. Ir pažiūrėkime, kągi 27 kreitas turi. Ogi Jarrett arba Villain's Veil. Jeigu Villain's Veil unboxing, čia bus super daiktas. Vienas raktas atsipirks ir Jarrett, jeigu unboxinsiu, pusė raktas atsipirks, tai visai ne taip ir jau kandžias senosios dėžutės. O po to eisime iki 9 kreito. Gausime piški tokių labai mažai kandžioje dėžės, kurios kandžiojas ant kainų. Galiu unboxinti Pink's Hell arba dar kažko, arba Lime, kurie kainuoja vieną raktą ir galima sakyti tikrai atsipirktų, ne? Manau, tikrai labai geras kreitas. Ir jo, reikia pradėti, atidaryti čia pirmą dėžę. O kol kas šitai 3 raktai yra nešvarus, nes jie turi kitų žmonių turėtų vardus. Tad nežinau, kaip gali viskas vykti, bet kitas 7 raktai yra visiškai švarus ir visi skaičiuojas kaip tikais vien tik mano sukurti, nes ant jų tikais mano vardas, ant tų 3 visai kitoks vardas. Na kągi, tai darom pirmą kreitą. Reikia pažiūrėti. Use with. This crate. Yes, I'm sure. 5, 4, 3, 2, 1 ir kad bus... Yay! Super! Būtent to, ko norėjau. Awesome. Professional Panama eina čia prie mano trophy belto, nežinau. Taip, užslėgim. O, so sexy hat. O, gražus hatas, man jis patinka. Stab. Taip, būtinai, šitas hatas viskas bus šičia. Jį nebent, 51 levelio dar. A polite, efficient hat to wear when killing everyone you just met. Or you just meet. Na, geras hatas, geras unboxingas ir manau turėčiau pakeisti jau. Į Cam 6 kreitą, kuris yra labai naujas ir labai mažai kandžias. Jeigu unboxinsiu Bazooka arba Flying Guillotine Strange, gausiu visiškai vieną raktą jau atsipirks. Ir jį radau netgi, kiek čia, liktais 5 minutės atgal. Tad reikėtų unboxinti, manau šitą ir turėčiau gal gerą daiktą. Na, bent jau tikiuosi gausiu gerą daiktą. Visada būna tiesiog, manau, kad jeigu kažką unboxinti, reikia visada tikėtis pačią blogiausią. Nes kai tikėsis pačią blogiausią, galima gauti kažką gerą. Na, pabandom. Taip, prašyčiau unboxinti. 4, 3, 2, 1. Ir... ačiū, nice. Super. Awesome. Norėčiau jį taip pat užsimauti ir pažiūrėti. Kaip jis man atrodys. Visai neblogai. Bružus reikėjo mėtėt kažkam į galvą, tai tiesiog viršta tegu.
Jei gaila neturiu itemų gerų, kurios turėjau. Bet jie taip gražiai seksi taurės kaldas. Ok. Pažiūrėkim, ką toliau gausime. Čia galime gauti beveik nieko man nelabai reikalingo. Manau, turėtume kažką kitą paminėti. Kiam 9. Jis turi strange scattergun. Ir nežinau. Reikia gerai pagalvoti. Manau... Homebreaker... Manau, paimsiu tam 5, nes jis turi Defender kills. Strange Sparta. Niekada nesunboxinęs Strange Sparta kažkodėl tais. Jis netgi turi 2 styles. Wow. Tiesiog super, atrodo, šitas daiktas. Ok, super daiktas. Tai vat, ir mes turėtume gauti kažką, nežinau. Visai neblogas kreitas kurtas. Ok, use whip. 55 kreitas. Taip, aš įsitikinęs. 4, 3, 1. Ir... Medical. Iš tikrųjų, aš maždaug norėjau turėti bent jau kažkokį Strange Medigun. Man patinka, kai skaičiuoja kill assist arba ulterius. Visai nepriešračiau Strange Critzer ir jį galėčiau tiesiog nusipirkti, bet ne, kam tik daug reikia leisti pinigų ant tokio daikto. Ne taip ir verta, ne. Ok, ką mes turim hito. Dar vienas Kiam 7 kreitas. Dar vienas professional panamų. Ir yra švarus raktai. Manau, reikės unboxinti. Tiesiog bandom. 5, 4, 3, 2, 1 ir... Strange... Visai neblogas, Visai neblogas daiktas. Pagaliau, pirmas Strange patas. Does anybody have crate 56 or 57 for sale? No, sorry. Taip. Kągi mes toliau turime, o mes turime likusios 27 Come on guys, who won't trade me? I sell meat, hats, and the good stuff. Sorry. Come on guys, trade me. Sorry, reikia dar išjungti. Ok, pažiūrėkime, kągi mes turime. 27. Jeigu Villains vėl gausiu, čia yra super daiktas. Jeigu gausiu kaip pušvaką, irgi neblogas daiktas. Sniper Rifle, irgi neprieštarčiau patarti prieš Sniper Rifle, bet jį galėčiau gauti žieną refą, bet vis tiek. Kaip sakoma, tavo unboxintas daiktas kainuoja daug brangiau negu pirkas iš kažkur kitur. Nes tu jį unboxinai, tu sumokėjai už jį daug pinigų. Taip. Use fit, yes I'm sure. Ir žiūrim. Ar nesusipasau, kodėl tas raktas toks žalias būna, kaip naudojam. Ir... Sydney Slipper. Ne taip ir geras, bet yra gerai toks daiktas. Pasakant, aš jį nenaudoju, niekados nenaudodavau, nes jis man kažkaip nepatikdavo. Kaip tas hetas gražiai neatrodo. Bet... Nežinau. Visai nevėlai, manau gerai. Ne. Heavy su strėlė galvoje. Yes, very well. Ouch. Gerai, unboxinam dar vieną kreitą 27. Jusbi. Žalias 27 kreitas. Yes, I'm sure. Thank you very much. 5, 4, 3, 2, 1 ir... Strange pušvaka. O čia irgi neblogas daiktas. 2 refai kainuojantis. Visada norėjau turėti Strange Cooker arba dar kažkokį Strange weaponą. Bet bušvaka irgi neblogai. Teikit čia visi. Taip. Ką pakizuoju, jis taip crits. Jeigu būna mini crits, tada jį reikia naudoti su Strange Jarret. Su Jarret, jo. Visai neblogai.
Ir 20 plus procentų fire damage ant manęs eina. Jeigu aš užsidegsiu, daug greičiau degsiu. Fuck. Ok, štai mes grįžam ir reikia dabaigti. Bet jau visą setą turiu. Reikia dar Danger Shield, tą turiu. Ir gauti All Snaglet Tooth. Ir negalėsiu būti nužudytas su headshotu. Nežinau. That looks sexy. Ok. Man patinka, jis turi 2 akinius vienu momentu. Third person. First person. Ir tai pakinė, tai keistai juda. God save the Queen! Yes, that's right. Duty! Ok. Štai ir paskutiniai labai silpnai kandžiojantis kreitai. Ok. USB. 9 numeris ir yes, I'm sure. Yep, I'm sure. 3, 2, 1 ir... Na, paintas yra paintas, bet šitas paintas yra gan pigus. Bet jį galima už pinigus parduoti. Na, viskas gerai. Viskas gerai. Fine, salvage it. Ok. Nežinau. Manau, aš tiesiog dar vieną unboxing. Vieną unboxing jau. Neturiu ką sakyti. Thank you. Uncrading your loot. 2, 1, and... Yay! Vienas raktas. Lovely. Jeigu aš neklystu. Ok, reikia lime pažiūrėti taip. PC lime. Ups. Taip, jep, vienas raktas. Ok. Gan tikrai neblogai. Super. Vienas raktas jau atsipirkęs. Čia maždaug yra... Super. Man patinka tokie kreitai. Tiesiog gerai, unboxinam dar ir... Ką galiu pasakyti? Nežinau, ar bus geras daiktas ar blogas. I'm sure. 3, 2, 1 ir... Color of gentleman's business pants. Business pants. Okay. Okay. Business pants. Okay. Okay. Kiek dar turim dėžiulį? Vieną dėžę paskutinę. Nežinau ką pasakyti. Tikriausiai tiesiog unbox. Jis irgi turi strange. Irgi turi strange, nice. Nekenčiu to bugo kažkokio. Kažkoks keistas bugas. Miską, turiu miską kokį nors? Ne, neturėsiu. Ok, paskutinė dėžė. Ok. I'm sure. 3, 2, 1. Ir... Injustice. Ne toks ir geras paintas visiškai. Galiu pasakyti gan blogas. O antra, nežinau, uncrating gal ir ne toks jau blogas. Galiu pasakyti thanks Gabe for not taking all my money. Bent jau. Right? Turiu gan neblogių itemų. Ir taip, ačiū už žiūrėjimą. Galiu pasakyti tiesiog iki visiems. Not good day. Tiesiog see you later, guys.